Ir taip pavyko padaryti per mažą projektėlį, yra pavėsinė, yra soliukai, yra pliažas nedidelis, išvalytas tas ežerukas buvo kažkada, tai tik kūdra, tvenkinys, o dabar mes jau vadinam ežerą. Aš dar noriu plačiau apie žmonių požiūrį, kaip jūs sakote, jeigu patys nieko nenori, tai jiems ir atrodo, kad nieko nevyksta. Prieš porą metų aš čia lankiausi su savo studentais. Praleidom visą dieną, studentai pakalbino keliasdešimt šitos kilpos gyventojų pačiais įvairiausiais klausimais. Ir kaip tik tą dieną kabėjo skelbimas, kad šį vakarą diskoteka. Ir studentai klausė tų žmonių, ar eisite į diskoteką? Oi, ne, neįsim per sena. Oi, ne, nu ką, aš jau negaliu. Oi, ne ką. Tai man ir kilo klausimas, ar kas nors atėjo į tą diskoteką ir ar nėra taip, kad sakykime, čia vietos ar valdžia, ar bendruomenė, ar kitos organizacijos kažką daro, bet žmonės tiesiog nepasinaudoja tą galimybę. Nepasinaudoja, tikrai. Aš nežinau, apie kokį ten šeštadienį buvo kalba, bet pas mus jau tapo į tokią tradiciją prieš naujus metus ir Andrėjaus vakaronė, ir užgavėnės viską. Aš visada ten būnu, aš mėgstu labai šokti, mėgstu muziką ir tiek daug žmonių, apie 100 žmonių ateina ir šokame kartu, viskas čia yra bendravimas, čia yra... Tai matyti, tie žmonės tiesiog, tingi. Tiek. Dabar apie problemas. Jūs turit vieną vienintelį kelią įvažiuoti, išvažiuoti iš Kilpos ir iš esmės jungia su visa likusia Lietuva. Čia gyventojai skundžiasi, kad jau labai blogas šitas kelias, reikėtų jį tvarkyti, šitas kelias priklauso automobilių kelių direkcijai, Via Lietuva. Taip, ir jūs čia vietos valdžia nieko padaryti negalit. Bet šiandien, kai važiavau, tai aš nepasakyčiau, kad jau čia tas kelias tokia katastrofa. Tai jūsų vertinimu, kiek tas kelias svarbus yra žmonėms, kiek jis blogas. Taip, jis yra labai svarbus, kadangi čia vienintelis kelias mums, taip, čia gyvybės kelias aš vadinu, nes davažiuoti iki Šalčininkų, Vilnių, to pačiu keliu reikia važiuoti. Ir žmonės taip priprato, kad o ten blogai, ten blogai, ten blogai. Tai aš nenoriu pasakyti, bet pažiūrėkit pas kaimynų dar blogiau. Aš žinau, kad link Eišiškių yra kelias blogas, nuo Eišiškių per Pirčiupis irgi ten blogas kelias. Tai tikrai, aš iš tų vietovių, tai aš irgi puikiai žinau tą situaciją. O pas mus, mes kreipiamės, prašom viskas. Ir jeigu šiandien jūs važiavote, gal buvo vakar, gal nepastebėjot, bet visą laiką kažką tai darosi ant to kelio. Taip, ten duobės tvarko pakraščiuose, ženklų pristatyta, galima jos nutrenkti. Srityje jau ten įpusėjęs beveik ten link Stakų arčiau ir pas mus šiandien kelias kažkiek tai sutvarkytas, bet mes visada pabrėžiam, kad mes norim dar geresnio kelio. Ir mes norim kelio geresnio, bet dar geriau mes norime šalygatvio, kurio mes negalim kaip savivaldybė ten padaryti. Čia jūs turite omeny Dieveniškės, miestelio centras ant Kalniuko, ant to Kalniuko bažnyčia. Ir jeigu dabar mes stovim, žiūrim bažnyčią, kairiau yra važiuoti likusią Lietuvą, Šalčininkus, dešiniau ten į kitus kaimus. Ir čia, kur kairiau, pagrindinis jūsų kelias, nėra šalygatvio. Žmonės brenda per žolynus, per purvynus arba brenda asfaltu. Pavojinga. Taip, labai pavojinga. Ten yra ambulatorija mūsų, ten žmonės labai dažnai eina, į kapinės eina. Jam būtinai reikalingas tas šalygatvis, nors iki Vilniaus gatvės, gal netoliau ten. Bet, mes kiek kart kreipėmės, viskas, atsakymas buvo, tada sudalyvavau susirinkime savivaldybėje, buvo apie visą rajoną ten kalbėjo, ir Dieveniškės pažymėtas buvo mūsų kelias tas ir pažymėta raudonų ten, nupieštas ten, trūksta ten vietos, kur padaryti tą šalygatvį, šitoj vietoj. Tai dabar yra specialistai, kažkaip tai galima spręsti, kažkaip tai galima sugalvoti, gal jis trumpesnis, nuo stotelės tik bus. Bet, pavyzdžiui, su manim iš kelių direkcijos niekada niekas nekalbėjo. Niekas, išskyrus buvo laidam pas mus, kaip ten keliai mašinos žmonės atvažiavo viskas, tai aš sakau, kaip jūs gyvenate, sakau, tai mūsų rūpestis yra žmonės, keliai ir toliau jau mašinos. Tai va. Gal kažkada tai sulauksim irgi, bet vis tiek nenustosim, prašysim, aiškinsim viskas, kad... Taip, nes jūs nieko kito negalit padaryti, negalit patys pasidaryti šalygatvio, nes ne jums priklauso šitas kelias ir viskas. Paminėjot, yra ambulatorija, vis tiek čia gyvena šiek tiek žmonių, jiems toli važiuoti iki Šalčininkų, ten 27 kilometrai užtrunka, ne visi turi galimybę nuvažiuoti. Kaip jūs vertinate tą vietos ambulatoriją, jos darbą, kiek į vietos gyventojams yra svarbi ir kiek, sakykime, tas pačias pagrindinės sveikatos paslaugas žmonės gauna?
Taip, gauna ir labai gerai gauna. Visada čia buvo ambulatorija, viskas, bet priklauso ta ambulatorija mūsų poliklinikai, šalčininkų, viskas, bet, trūkumas gydytojų, viskas per toli važiuoti į Dieveniškes, labai sunku jiems buvo spręsti. Ir aš tada kreipiausi į savivaldybę leisti, pakviesti ir privatą. Čia mūsų gydytoja iš Jašiūnų klinikos, ponė Teimurova, sutiko, jinai gavo vieną kabinetą, viskas, bet taip atsitiko, kad Šalčinkų poliklinika iš vis atsisakė nuo mūsų ir ta ambulatorija buvo perduota jau privatininkams. Privatininkai atsiunčia jums labai gerai, gydytojų. taip jinai atvažiuoja antradieniais, ketvirtadieniais, atvažiuoja seselės dažniau, iškviestas važiuoja į kaimus, jeigu žmonės ten reikėtų susiskambina, gali atvežti ir vaistų, viskas, nusiskundimų jokių. Iš mano pusės aš irgi džiaugiuosi, kad taip yra, kad buvo galimybė pagelbėti tą medicininę Nes galėjot visai likti be gydytojų ir Galėjom seselių. visai, o Dieveniškiečiai buvo prirašyti Jašiūnų klinikai ir važiavo tie 40 km iki Jašiūnų. Tai ar negeriau tą gydytoją į Dieveniškes reikėjo pakviesti? Ir taip yra, kaip yra, viskas gerai. Jūsų manimų perspektyvos šios gražios Dieveniškių kilpos, Dieveniškių miestelio, kuriame jūs dirbat, kokios tos perspektyvos? Apie perspektyvos. Jeigu žmogus turės darbą, turės uždarbį, tai jis įvertins, kad galima čia gyventi, pragyventi. Ir, aišku, perspektyvos laukiam labai, kad to vaikų padaugėtų. Šiandien aš girdėjau, kad direktorės čia, pasakojo viskas, jie norėjo, bet ne iki galo viską papasako. Yra pas mus paskui puikus darželis, filialas Adomo Mickevičiaus gimnazijos. Ten buvo 2 grupės, po 15, po 14 vaikų. Jau nuo 2 metų yra jau ir 3 grupė, kur yra irgi 12 vaikų. Tai kaip buvo klausimas nuo mero, iš kur tu paėmei tų vaikų? Tai tie vaikai buvo namie ir jos motinos sėdėjo namie. Dabar vaikai į darželį, o motinas nuėjo dirbti. Yra parduotuvės, galima dirbti. Kartais dabar ūkininkai turi didelę problemą. Nėra darbuotojų. Nėra darbuotojų. Tai kaip čia galima pasakyti, kad kaimas niekada nebuvo bedarbių kraštas? Visada čia yra darbas. Čia, jeigu nori, tai rasi savo darbą. Tai tokia perspektyva, gerbėmėjai mano Dieveniškių gyventojai. Ieškokit darbo, dirbkite mūsų labui ir savo. Reikite į diskotekas. Reikite į diskotekas. Kviečiu visus į šventę rytoj. Taip, ačiū labai Dieveniškių seniūnė Česlava Marcinkevič, 8:45 min. Mes netrukus grįšime į Dieveniškes ir vėl.